Mes turime barą, turim saugų kambarį. Yra... Žinau, kai mes turim žemėlapį pirmą kartą. Tai ten reikėjo vaikščioti. Žiūrėk, yra bespalvis aukštas. Gerai, einame į bespalvį aukštą tada. Einame. Daltonizmas. Yra 6 kortelės. Ant kiekvienos iš jų parašyta spalva ir skaičius. Kiekvienoje kortelėje spalvų skaičius mažėja. Mimas sugaus žmonės, kurie negaus spalvos. Kas? Gerai. Visų pirma klaunas, tada ragana ir dabar mimas ir dar jis negali kalbėti. Okei, davai! Ta prasme sugaus. Mimai negali kalbėti. Gali mums kažką bent jau pasakyti. Aš turiu strategiją, kaip laimėti. Raudonas. Ar jie tikisi kokį nors olimpiečių, kad tai bėginėt liepia? Yra va ten raudonas, ten raudonas. Viršui. Čia viršui. Viskas. Bet turi būti dar vienas daiktas. Tu turi būti dar vienas raudonas. Tai gal iš kitos pusės? Va čia. Kaip mes visi turime. Gerai, tai grąžinam tada dalykus. Žalia 6. Vienu žodžiu, pirmas iš jo todėl, nes galva ne vietoj. Tiek žmonių mirė ir aš tiesiog net nežinau, kaip reaguoti, kaip jaustis, ką daryti, tiesiog pasimetęs visiškai. Kai mane paėmė pirmas buvo, aš mirsiu. Aš tiesiog pasidaviau. Net, manau, neturėjau reakcijos į tai. Oranžinė 5. Aš turiu. Kiek buvo?
Čia net nebuvo sąžininga, nes mes žiauriai ilgai neradom ir tada tiesiog aš nedabėgau, tai čia net nesiskaito iš vis. Juoda 4. O ten kažkas? Tenais kažkas yra. Kodėl? Turiu. Yra paskutinė. Paskutinis liko. Balta 2. Dieve, kai maniau, kad aš kai tą baltą daiktą radau, aš maniau, Dievas mane taip myli šiandien. Jaučiausi šiaip įžeistas iš dalies, nes kažkaip tiek nuėjom ir vis tiek sugebėjau laimėti. Ateikit čia paskaityti. Jūs buvote nesugauti, grįžkite į saugų kambarį ir balsuokite už 2 žmones, kurie dalyvaus mirties šaudyje. Ką? Aš laimėjau, bet dvi mirtys bus. Koks čia pralaimėjimas? Gerai, bandom mąstyti logiškai. Dabar Kas mažiausiai naudos duoda? Kas mažiausiai kalba arba daro kažką. Mytė, jinai neseniai prarado draugę. Tai čia būtų per daug žiauru. Emilija žiauriai pasimetus visą laiką. Aš net nežinau. Kipras, jis per daug protingas, jeigu mes jį su kažkuo sudėsim, jis tiesiog laimės ir tas žmogus bus
Mes galim Emiliją. Liko Ąžuolas, Kristupas. Kas dar? Ryta, sakykime. Iš vaikino reikia. Kuris mažiausiai kalba arba kažką daro. Aš už Kristupą, tu už Ąžuolą. Tada tas, kas laimė, neina? Ar Tas, kas laimi, išsaugo žmogų. Sveikas, Ąžuoliuk. taip? Sargas. Išsirinko mes ant greitųjų, kažin kas bus. Bet aš niekuom kalta. Realiai galvojau mirsiu. Oi. Man iš karto palengvėjo, tiesiog galvojau, wow, akmenis nuo nugaros nusiėmiau nuo širdies, bet tikrai labai dėkingas, kad manęs ne pavautino, to man leido toliau tęsti šitą žaidimą. Na, Arija. Ateik. Jūs tikriausiai juokaujat. Mane išbalsavo. Ką? Kodėl antrą kartą? Aš nesuprantu. Ką aš padariau? Spalvų žaidimas. Yra lapeliai su spalvomis, tų spalvų yra po 2. Reikia greičiau rasti jų visas spalvas, kad laimėtumėm. Spėkit, kas laimėjo.
Liūdna žinia, kad jūs abu galite gyventi. Aš taip gerai jaučiuosi. Tačiau labai gera žinia yra ta, kad asmuo, kuris išrinko nugalėtoją, šiuo metu yra smaugiamas. Paimkite Mimo galvą. Kas čia ką tik atsitiko? Mes laimėjom. Kur tu bėgi? Aš norėjau tam klounui, kas tenais per daiktas, nežinau, trenkti galvą. Atsilaikiau, nes žinau, kad turbūt ir pats mirsiu dėl to. Man gaila Arijos. Štai Vika. Ar jums buvo tas pats? Prisimink, kaip buvo su Liucija. Jūs turėjot kažkuris mirt, kodėl jinai mirus? Ką jūs išbalsavote? Gerai, aš suprantu, tau liūna, ten kažkas mirė ir panašiai. Mano geriausia draugė mirė, aš irgi liūdėjau. Bet čia nebuvo mano pasirinkimas, čia ne aš visą šitą sugalvojau, aš čia net nenoriu būt. Liūdna žinia ta, kad jūs abu galite gyventi. Tačiau labai gera žinia ta yra, kad asmuo, kuris išrinko nugalėtoją, šiuo metu yra smaugiamas. Paimkite Mimo galvą. Aš realiai vietoj jos būčiau mirus. Jinai buvo mano favorite. Dar vieną artefaktą. Padėkit artefaktą. Tai palatai. Žmogus, kuris laimėjo, tas žmogus, kuris išbalsavo laimėtoją, turėjo mirti? Ei. Ir tu jai leidai? Aš tai manau, kad ne mūsų kaltė iš tikrųjų, o Arijos. Nes jinai išrinko, ką jinai nori išmesti. Tai va. Tai jie pasirinkimo neturėjo. Kokio pasirinkimo neturėjo? Turėjo pilną pasirinkimą. Turėjo bent jau kažką jai padaryti. Ką padaryti, taigi ėjo. Pasmaugti. Ką pasmaugti, taigi... Aš tau daviau. Žinai, ką aš tau daviau.